Sveiki. Sveiki atvykę į vaizdo įrašą tipinis projekto gyvavimo ciklas. Man labai malonu pristatyti Jums Mariną Busansvirską, kuri parengs 3 artimiausias prezentacijas apie tipinį viešojo sektoriaus projekto gyvavimo ciklą, prozoro ir viešąjį konkursą, kaip pateikti pasiūlymą, bei 10 patarimų, kaip sėkmingai užbaigti konkursą. Marina turi didelę patirtį valdant sudėtingus projektus, įskaitant tuos, kurie vykdomi Ukrainos vyriausybės skaitmeninėse platformose, įskaitant Prozoro platformą. Iš tiesų, ji yra atsakinga už išteklių pramonės skaidrumo iniciatyvos kūrimą ir valdymą, bei pasaulinę platformą, sprendžianti pagrindinius naftos, dujų ir kasybos sektorių valdymo klausimus. Todėl ji puikiai tinka pristatyti artimiausias 3 prezentacijas. Esu tikras, kad jos Jums bus ir įdomios, ir praktiškai naudingos. Jos tikrai padės Jums daug lengviau ir greičiau perprasti viešojo sektoriaus projektų konkursų dalyvavimo procesus. Na, užteks apie mane. Dabar perduodu žodį labai kompetentingai Marinai. Ačiū, Aleksi. Sveiki visi. Labai džiaugiuosi, kad ICEICEI Ukraina paprašė mane sukurti šiuos 3 vaizdo įrašus, skirtus Rebuild Ukraine programai palaikyti. Taip pat labai džiaugiuosi, kad domitės šią programą ir norite sužinoti daugiau apie dalyvavimo galimybės. Pirmoji iš šių prezentacijų apima tipišką viešojo sektoriaus projekto gyvavimo ciklą nuo pradžios iki pabaigos. Suprasti šį procesą yra svarbu, nes tai leidžia Jums planuoti ir pasiruošti bet kokiems pasiūlymams, kuriuos nuspręsite teikti. Patikėkite manimi, kuo daugiau turėsite laiko, tuo geriau galėsite pasiruošti, o tai reiškia ir didesnę galimybę laimėti. Supratimas apie projekto gyvavimo ciklą taip pat padės Jums įvertinti ICEICEI Rebuild portalo vertę ir tai, kaip jis gali tapti neatsiejama Jūsų planavimo proceso dalimi. Pirmiausia, manau, būtų naudinga apžvelgti standartinius 5 projektų valdymo gyvavimo ciklo etapus. Tuomet paaiškinsiu 2 papildomas fazes, kurios taikomos Rebuild Ukraine viešojo sektoriaus projektams. Norėdama suformuoti tinkamus lūkesčius, noriu aiškiai pasakyti prieš pradedant nagrinėti Ukrainos viešojo sektoriaus projektų gyvavimo ciklo detalės. Nėra jokios garantijos, kad vien tik pradėtas projektas būtinai bus įgyvendintas iki pabaigos. Projektai gali būti atšaukti dėl įvairių priežasčių, bet kuriame jų eigos etape iki sutarties sudarymo. Žinoma, kuo labiau išvystytas projektas, tuo mažesnė tikimybė, kad jis bus atšauktas. Taip pat tiesa, kad kuo projektas svarbesnis, pavyzdžiui, kai reikia atkurti sunaikintą kritinę infrastruktūrą, tuo greičiau vyksta tvirtinimo procesai ir tuo didesnis tikrumas, kad projektas bus įgyvendintas kuo greičiau. Gerai, pradėkime aprašyti projekto gyvavimo ciklo fazes. Bet kurio įprasto projekto gyvavimo ciklas susideda iš 5 fazių. Inicijavimo fazė – čia nagrinėjami projekto reikalavimai, analizuojamas apimtis, rizikos ir naudos. Planavimo fazė – formuojama projekto komanda ir paskirstomos užduotys, kad būtų sukurtas veiksmų planas. Įgyvendinimas – kai veiksmų planas paverčiamas realybe. Stebėsena tikrinama, ar projektas vyksta pagal planą ir prireikus atliekami koregavimai. Uždarymas, projekto užbaigimas ir patirties peržiūra, siekiant įvertinti, kokias pamokas išmokome. Visos šios fazės atsispindi ir Rebuild programos projektuose kartu su papildomomis finansavimo ir atvirosios viešųjų pirkimų fazėmis. Šios 2 papildomos fazės yra valdomos per Ukrainos vyriausybės platformas DREAM ir Prozoro. Kaip matysime, DREAM yra ta vieta, kur projektai inicijuojami, tobulinami ir teikiami finansavimui. Prozoro yra Ukrainos vyriausybės viešųjų pirkimų platforma, kurioje projektai yra vykdomi atvirosios viešųjų pirkimų tvarka. Kad susidarytumėte bendrą šių fazių vaizdą, kitoje skaidrėje pamatysime supaprastintą projekto eigą. Čia matome supaprastintą projekto eigą, kurią parengiau. DREAM projektai inicijuojami, tobulinami, sudaromas jų biudžetas ir jie paruošiami finansavimui bei patvirtinimui. Kai projektas yra finansuojamas ir patvirtinamas, jis registruojamas Prozoro sistemoje, kur vyksta atviras konkursas. Šį konkurso procesą galima apibendrinti kaip susidedantį iš 6 etapų.
Dalyvaudamos varžytynėse įmonės skelbia savo pasiūlymus. Kvalifikacijos etape įmonėms pranešama, ar jos atitinka reikalavimus dalyvauti aukcione ar ne. Aukcionas vyksta. Sutarties sudarymas, po aukciono priimamas sprendimas, kas laimėjo sutartį. Tai pagrįsta paskelbtais kriterijais, todėl neturėtų kilti jokių netikėtumų. Tada laimėtojas sudaro sutartį su savo sandorio šalimi. Laimėjimo informacija tada skelbiama Prozoro. Tada projektas pereina į įgyvendinimo ir užbaigimo etapus, kurių visi duomenys taip pat skelbiami Prozoro ir DREAM. Vienas iš šių dviejų platformų tikslų yra užtikrinti pilną audito seką. Tai garantuoja maksimalę skaidrumą ir sumažina korupcijos galimybės iki minimumo. Toliau pateiktose skaidrėse išsamiau apžvelgsime DREAM ir Prozoro, kur paaiškinsiu kiekvieną iš šių etapų detaliau. Gerai, pradėkime nuo pradžių, nuo DREAM. Pagrindinė DREAM paskirtis yra planuoti ir stebėti lėšų panaudojimą atkūrimo ir atstatymo išlaidoms. Ji leidžia bendruomenėms kurti ir siūlyti savo prioritetinius projektus bei suderinti juos su Ukrainos vyriausybės ir arba tarptautiniu finansavimu. Panašiai ji leidžia donorams ir valdžios institucijoms arba pritaikyti esamus DREAM projektus savo finansavimo poreikiams arba vykdyti atrankos procesus ieškant projektų atitinkančių jų poreikius. Čia matote DREAM svetainę. Ji yra atvira visiems. Kiekvienas gali užklausti duomenų bazės ir matyti projekto eigą. Jūsų patogumui nuorodą į svetainę pridėjau žemiau aprašyme. Kitoje skaidrėje išsamiau aprašysiu DREAM etapus. Kaip minėjau anksčiau, DREAM yra keletas etapų. Jie suskirstyti į dvi pagrindinės projekto būsenas – inicijavimas ir aktyvus. Pradėkime nuo inicijavimo. Pagal šią klasifikaciją turime 4 etapus. Projekto inicijavimas prasideda bendruomenės arba agentūros lygmeniu, kai nustatomas poreikis ar atkūrimo užduotis. Kai suformuluojama projekto koncepcija, ji įvedama į DREAM platformą. DREAM pateikia standartizuotą skaitmeninę formą projekto aprašymui, įskaitant detalės techninės specifikacijas, projekto brėžinius ar kiekių žiniaraščius, tinkamumo reikalavimus ir numatomą biudžetą. Dažnai tai yra sąnaudų sąmata, nustatoma kaip pradinė pasiūlymo kainos riba. Taip pat bus pateikti pasiūlymų vertinimo kriterijai. Toliau seka planavimo etapas. Šiame etape pagrindinis dėmesys skiriamas projekto pasiūlymo tobulinimui ir užtikrinimui, kad jis atitiktų platesnius strateginius prioritetus. Ukraina įsteigė strateginių investicijų tarybą, kuriai vadovauja ministras pirmininkas ir kurią sudaro pagrindiniai ministrai, siekiant koordinuoti viešųjų investicijų projektų rengimą ir vertinimą. Tada projektas pereina prie biudžeto sudarymo ir projekto patvirtinimo. DREAM vaidmuo biudžeto sudaryme yra itin svarbus. Jis rodo, kurie projektai svarstomi finansavimui ir kurie projektai jau patvirtinti kartu su jų finansavimo statusu. Žinoma, ne kiekvienas siūlomas projektas gali būti finansuojamas iš karto, jie turi būti prioritetizuojami. Strateginių investicijų taryba peržiūri šį portfelį, kad nuspręstų, kurie projektai gaus viešąjį finansavimą artimiausiuose biudžetuose. Projektui patvirtinamas biudžeto paskirstymas arba finansavimo šaltiniai, pavyzdžiui, suma iš valstybės biudžeto, vietos biudžetų ar donorų lėšos tam konkrečiam metui. Tai apima ir tai, ar projektas yra visiškai finansuojamas, ar jam reikia papildomo finansavimo. 2024 metų pabaigoje taryba patvirtino 787 projektų portfelį, iš kurių 92 buvo pripažinti aukščiausio prioriteto, o jų bendra vertė siekia apie 25 milijardus grivimų. Tai daugiau nei 600 milijonų JAV. Finansavimui atrinkti projektai buvo tokiose srityse kaip sveikatos apsauga, švietimas, energetika, transportas ir išminavimas. Papildomas finansavimas, jei jo prireiktų. Kai taryba patvirtina projektą, tai reiškia, kad projektui leidžiama pradėti įgyvendinimą ir jis gali ieškoti bet kokio reikalingo papildomo finansavimo, jei to prireiktų.
Kai projektas gauna patvirtinimą ir biudžetą, net jei tik dalinį, jo statusas DREAM sistemoje pasikeičia iš inicijavimo į aktyvų. Šiame etape galutinai parengiamos ir užbaigiamos išsamios projekto specifikacijos, paruošiama konkurso dokumentacija. Ši informacija vėliau perkeliama į Prozoro, Ukrainos vyriausybės viešųjų pirkimų platformą. Tačiau perkeliant projektą į Prozoro, gali būti, kad projektas bus padalytas į atskirus subprojektus. Kitoje skaidrėje apžvelgsime, kaip tai yra struktūruota. Kaip parodyta paveikslėlyje skaidrėje, turėtumėte atkreipti dėmesį, kad kiekvienas projektas DREAM sistemoje gali būti padalytas į kelis atskirus Prozoro projektus. Kiekvienas jų turės savo atskirą konkurso dokumentaciją ir konkurso kriterijus. Jei taip nutinka, bendras DREAM GD yra naudojamas tiek DREAM projekte, tiek visuose su Prozoro susijusiuose projektuose ir subprojektuose. Kiekvienam subprojektui priskiriamas atskiras Prozoro VIDI, kuris identifikuoja subprojektą. Šis Prozoro VIDI naudojamas pateikiant pasiūlymą. Tai pamatysite vaizdo įraše Prozoro ir viešas pasiūlymas, kaip pateikti pasiūlymą. Taip pat turėtumėte atkreipti dėmesį, kad labai tikėtina, jog šie atskiri subprojektai gali vykti skirtingų tempų. Toliau pažiūrėkime į Prozoro. Čia matote pagrindinį Prozoro tinklalapį. Dar kartą jūsų patogumui žemiau aprašyme pridėjau interneto adresą. Manau, šiuo metu verta skirti šiek tiek daugiau laiko Prozoro apibūdinimui. Prozoro yra centralizuota atvirojo kodo elektroninė duomenų bazė, leidžianti vykdyti viešuosius pirkimus Ukrainoje. Prozoro buvo sukurta kaip bendras Transparency International organizacijos, Ukrainos ekonomikos plėtros ir prekybos ministerijos, savanorių, nevyriausybinių organizacijų ir kitų dalyvių pastangų rezultatas. Jie atsirado anksčiau nei DREAM, kuris buvo sukurtas specialiai programai Atstatykime Ukrainą, tuo tarpu Prozoro apdoroja visus viešojo sektoriaus kontraktus. Prozoro platformai priklauso ir ją valdo valstybės įmonė Prozoro. Pagal įstatymą šios Ukrainos institucijos privalo vykdyti pirkimus per Prozoro, centrinės vykdomosios valdžios institucijos, tokios kaip ministerijos, monopolijos, pavyzdžiui, Ukrainos geležinkeliai, vietos valdžios institucijos, tokios kaip savivaldybių administracijos, komunalinės įmonės. Tai yra įmonės priklausančios vietos bendruomenėms. Kaip galite įsivaizduoti, Prozoro kasmet apdoroja 10 000 sutarčių. Prozoro leidžia vykdyti daugybę skirtingų pirkimo procesų, kurių kiekvienas turi savo etapus ir būsenas. Bet viskas būtų paprasčiau, apibūdinsiu procesą Open Bidding with Features, kuris taikomas didžiajai daliai viešojo sektoriaus projektų, finansuojamų pagal programą Atstatykime Ukrainą. Aptarkime juos kitame skaidrėje. Prozoro projekto etapai ir būsenos. Pagal įstatymą visi Ukrainos viešojo sektoriaus kontraktai turi būti skelbiami Prozoro sistemoje, ne tik Atstatykime Ukrainą projektai. Visa susijusi informacija ir sutartiniai procesai vykdomi ir fiksuojami per Prozoro. Open Bidding with Features procesas vyksta pagal šią struktūrizuotą tvarką. Pasiūlymų teikimo etapas. Kaip aprašiau prieš 2 skaidrės, sistemoje DREAM perkančioji organizacija skelbia konkurso informaciją DREAM sistemoje, kuri vėliau nukopijuojama į Prozoro. Suinteresuoti rangovai ar tiekėjai dabar gali teikti savo pasiūlymus elektroniniu būdu. Prozoro platforma užtikrina, kad visi pasiūlymai liktų nematomi iki pasiūlymų teikimo laikotarpio pabaigos. Kvalifikacija. Tinkami aukciono dalyviai yra informuojami ir kviečiami dalyvauti aukcione. Tinkamas tiekėjas yra tas, kuris atitinka visus pasiūlymo techninius ir administracinius reikalavimus. Tai nereiškia, kad jie pateikė geriausią pasiūlymą. Vyksta aukcionas. Aukcionas pradedamas nuo žemiausios kainos. Tinkami dalyviai tada pateikia savo galutinius pasiūlymus. Dalyviai turi galimybę peržiūrėti savo pasiūlymą 3 kartus. Nugalėtojas paskelbiamas.
Po aukciono perkančioji organizacija įvertina žemiausią arba geriausią pasiūlymą pagal paskelbtus konkurso reikalavimus. Prozoro užfiksuoja visus vertinimo etapus. Nugalėtojas parenkamas pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Sprendimas dėl laimėtojo ir sutarties detalės vėliau skelbiami Prozoro sistemoje viešam peržiūrėjimui. Sutarties sudarymas. Laimėjęs dalyvis galutinai suderina sutarties detalės su perkančiąja organizacija. Prozoro užfiksuoja sutarties duomenis, įskaitant sutartą kainą, terminą, rangovo vardą ir kontaktinius duomenis. Sutartis ir visi vėlesni priedai ar pakeitimai yra viešai prieinami platformoje. Kai pirkimo procesas baigtas ir rangovai įtraukti, projektas pereina į įgyvendinimo etapą. Tai apima faktinius statybos darbus, paslaugų teikimą ar kitą veiklą, kurią numato projektas. Šiame etape labai svarbu stebėti eigą, kad projektas būtų vykdomas pagal planą tiek finansiškai, tiek laiko atžvilgiu ir pasiektų numatytus rezultatus. Atrodo, kad reikia pereiti daug etapų, kol sutartis bus sudaryta, ar ne? Vertinu tai, kad be procesų supratimo taip pat svarbu žinoti ir apie terminus. Deja, neįmanoma nustatyti tipiško projekte, kuris yra DREAM grafiko. Laikotarpis nuo pradinio paskelbimo iki patvirtinimo paskelbimui Prozoro sistemoje priklauso nuo per daug kintamųjų. Tačiau, kai projektas jau paskelbtas Prozoro sistemoje, galima apytiksliai numatyti terminus, kuriais pasidalinsiu su jumis kitame skaidrėje. Čia pateikiu tipišką Prozoro projekto grafiką. Savaime suprantama, kuo sudėtingesnis ir didesnis projektas, tuo ilgesnis gali būti jo įgyvendinimo laikotarpis. Pirkimo procesas prasideda paskelbiant konkursą. Tai taip pat nurodys, iki kada reikia pateikti pasiūlymus. Jūsų užduotis – parengti dokumentaciją. Kuo daugiau juodraščių paruošite iki oficialaus konkurso pradžios, tuo greičiau galėsite užbaigti šį procesą. Numatykite nuo kelių dienų iki daugiausia kelių savaičių. Tuomet yra galimybė paprašyti paaiškinimų dėl bet kurių neaiškių konkurso dokumentų punktų. Tam turėtumėte numatyti nuo 3 iki 5 dienų. Pasiūlymų priėmimas. Prozoro paprastai skiria nuo 2 iki 15 dienų. Jei pereisite pasiūlymų priėmimo etapą, būsite informuoti ir jums bus paskirta aukciono data. Pats aukcionas gali trukti nuo vos 10 minučių iki kelių valandų. Po to Prozoro paprastai reikalauja iki 20 darbo dienų pasiūlymams ir galutinėms kainoms įvertinti. Pasibaigus šiam laikotarpiui bus paskelbtas laimėtojas. Jei dėl sprendimo skirti laimėtoją bus pateiktas skundas, tai gali užtrukti iki 10 dienų. Paskutinis etapas yra sutarties sudarymas. Neretai tai užtrunka dar iki 20 dienų. Todėl laikas nuo konkurso dokumentų paskelbimo iki sutarties pasirašymo gali užtrukti nuo 2 savaičių iki kelių mėnesių. Sutarties vykdymo laikas, žinoma, priklausys nuo sutarties pobūdžio ir jo sąlygų. Aptarėme daug detalių, todėl apibendrinkime, kur esame ir kokie procesai egzistuoja. Kitoje skaidrėje pateikiu viešojo sektoriaus projekto gyvavimo ciklo apžvalginę schemą. Taigi, štai ji. Matote, kad projektai savo kelionę pradeda DREAM sistemoje su inicijavimo etapu, kuris apima projekto registraciją ir pradinį planavimą. Tada projektas pereina prie biudžeto sudarymo ir projekto patvirtinimo. Jei reikia papildomo finansavimo, o projektas jau patvirtintas, jis vis tiek gali pereiti į kitą aktyvumo etapą. Aktyvioje projekto fazėje yra galutinai parengiamos detalės, projekto specifikacija ir konkursas. Kai tai atlikta, projektas yra pasirengęs registracijai Prozoro. Turiu pasakyti, kad negaliu pateikti standartinio laiko grafiko nuo projekto inicijavimo iki registracijos Prozoro sistemoje.
Perkelimo iš DREAM į Prozoro proceso metu gali būti, kad vienas projektas yra suskaidomas į atskirus subprojektus, kurių kiekvienas turi savo dokumentaciją ir laiko grafiką. Kai projektas arba subprojektas užregistruojamas Prozoro sistemoje, konkursas paskelbiamas kaip atviras pasiūlymams. Tie pasiūlymai, kurie atitinka techninius ir administracinius reikalavimus, yra pakviečiami dalyvauti aukcione. Vyksta aukcionas. Pasiūlymai kartu su galutinėmis kainomis yra įvertinami ir paskelbiamas laimėtojas. Tada vyksta sutarčių derinimas ir pasirašymas. Kaip minėjau ankstesnėme skaidrėje, numatomas laikotarpis nuo paskelbimo Prozoro sistemoje iki sutarties sudarymo gali trukti nuo 2 savaičių iki kelių mėnesių. Laikas priklausys nuo 2 pagrindinių veiksnių – projekto sudėtingumo ir apimties bei jo įgyvendinimo skubumo. Pirmasis iš mano 3 vaizdo įrašų baigtas. Man beliko tik pridėti keletą baigiamųjų pastabų. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas tipinis projekto gyvavimo ciklas jums buvo įdomus ir naudingas. Pateikiau informaciją, kuri mano manymu padės jums geriau suprasti pasiūlymų teikimo procesą, apie kurį bus kalbama kitame šios grojaraščio vaizdo įraše. Jei turite klausimų, drąsiai susisiekite su manimi. Mano kontaktiniai duomenys pateikti šiame skaidrėje ir aprašyme žemiau. Jei ši informacija jums buvo naudinga, pasidalykite šiuo vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo verslo kolegomis. Svarbiausia, atminkite, kad mes esame čia tam, kad padėtume. Mano vardas Marina Busan-Svirska. Laukiu jūsų atsakymų.